Neseniai pasirodžiusi kultūros geografo Laimono Briedžio knyga Vilnius savas ir svetimas suintrigavo ne vieną užsienio ir Lietuvos skaitytoją. Lietuvių ir anglų kalbomis išleistoje knygoje įvairialypė Vilniaus miesto biografija pasakojama Europos istorijos kontekste. Knygoje Vilnius aprašomas remiantis skirtingų epochų į Vilnių užsukusių svetimtaučių išgyvenimais. Esmė tokia, kad aš labai norėjau rašyti apie taip, kaip Vilnius yra Europoje, koks jisai miestas, kaip jisai atsispindi, tai kaip jisai komponuojasi visą tą bendrą kažkokią Europos istoriją, geografiją. Tai iš dalies tai nėra gal miestos metraštis, aš net parašyčiau, čia yra savotiškas Europos metraštis. Bet iš kitos pusės aš labai tikiuosi, kad nuo šitos knygos, nuo šitų kažkokių dabartinių laikų prasidės visai naujas toks Vilniaus aprašymas, remiantis tais visais senais šaltiniais. Mes visi sugebėsime Vilnių pažvelgti šiek tiek kitaip ir suvokti to jo skirtinumus, nes Vilnius tikrai yra pasaulis, pilna to žodžio prasme, jis ant tiek yra turtingas ir ant tiek yra jo daug, o mes žinom labai mažai. Mes turim labai skurtų, aš pasakyčiau, Vilniaus įvaizdį. Knygoje Vilniaus istorija skleidžiasi nuo pat jo legendinės pradžios, didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno iki šiuolaikinių problemų. Sodrus ir turtingas pasakojimas klajoklių ir svetimšalių lūpomis sukuria neatpažįstamą, netikėtą ir audringą Vilniaus paveikslą. Man irgi labai nustebino, kaip žmonės emociškai apie Vilnių rašo. Netgi tie, kurie to Vilniaus nemėgo, arba netgi tiems, kurie Vilniui tai yra labai kažkoks neigiamas, tai tos emocijos stiprios. Vilnius, vienu žodžiu, sukelia labai stiprias emocijas. Tai jų negali būti abejingas, arba tu ten myli, nemyli. O pati idėja kilo dėl to, kad aš kaip norėjau parašyti knygą iš tikrųjų apie Vilniaus daugiakultūriškumą. Koks būtent tas yra daugiakultūris Vilnietis. Ir aš tokios knygos tikrai būtų labai sunku ir dabar parašyti, nes tai yra neapčiuopiama, tai yra tiek daug, kad vienam žmogui, ko gero, tai yra neįmanoma ir nebūtina gal vienam. Tai čia iš dalies yra kažkoks susiaurinimas temos ir tai būtent atradimas miesto tarp tų žmonių aprašymuose ir tų žmonių atmintyje ir tų žmonių pasisakymuose ir taip toliau, kurie bet kažkoks savotiškas lūžis Vilniuje vyko. Gal tas lūžis tuo metu ir buvo nepastebėtas, bet jisai buvo, kaip sakoma, užfiksuotas vėliau. Tai jo, iš dalies Vilnius kaip toksai perėjimas per kažkokią tai labai prasmingą gyvenimo tarpsnį.